tos lentos vadinasi krikštas, krikštelis. Ką tai reiškia? Žmogus miršta ir pastato ant jo kapo lentą, kuri vadinasi krikštas. Tad niekas netikėjo, kad su mirtim baigėsi gyvenimas. Tai yra tik tai krikštas, tai yra tik tai pradžia naujam, tikriausiai daug gražesniam gyvenimui. Juk tik tai 14-15 amžiuje atėjo katalikybė į Lietuvą, o čia, kur gamtos jėgos buvo žymiai svarbesnės, kur Jėzus negalėjo padėti niekam vidury marių, ten jau turėjo kitiems dievams melstis. Tad buvo labai labai svarbu apsaugoti ir kapą nuo abiejų religijų piktųjų dvasių. Čia yra kryžius, kuris apsaugo nuo krikščioniškų piktųjų dvasių, o ši forma yra panaši į rūpužę. Rūpužė buvo, kaip pasakyti, atsakinga už tą pomirtinį tamsųjį požeminį pasaulį baltų tikėjime.